Sveiki, mėlyje. Gražų, tokį gaivų, bet pakankamai tamsų rytą. Filmavimo, fotografavimo tai yra kur kas sudėtingiau. Bet visom sąlygom galima padaryti gražiai. Todėl šio ryto tema išskaityta socialiniuose tinkluose. Ir aš supratau, kad tas klausimas kyla labai dažnam, pradedančiajam mėgėjui, fotografui. Kaip nufotografuoti gerai, gražiai, netamsiai, saulėlydį arba saulėtekį, bet pastačius žmogų. Tai turbūt suprantat, kaip tai yra, kaip tai atrodo, kai mums neina fotografuoti ir žmogaus veido nesimato. Na, o tuo tarpu nepamirškit laiką riebų paspausti, būtinai prenumeruoti nepamirškit, būtinai paspauskit skambutį ir nepraleiskit kitų video. Būtinai pakomentuokit, užduokit naujų temų. Komentarais turi susidėti iš kokių 3, 4 ir daugiau žodžių, nes taip, YouTube'as geriau jau jam netinka. Ačiū, labai buvo naudinga. Keli tokie 2 žodžiai jau jam netinka. Taigi, tai padarykit, tai jūs padarysit gerą darbą ir galėsime tęsti toliau temas, mokymus, kurie yra, manau, labai svarbus, ypač pradedantiesiems. Taigi, irgi rašykit, kas kokių idėjų irgi turit ir tą pačią temą, kaip jūs daro. Tai iš tikrųjų įdomu, kaip kiti keičia savo nuotraukų kokybę, kaip mokosi, kaip supranta, ką supranta, kaip pamatė arba kai išgirdo, kokios emocijos ir taip toliau. Taigi visada įdomu skaityti žmonėm, kurie dar tik pradeda, ir išskaityti, kurie parašo, kaip jie padarė, kaip jie išbandė, ką jie pakeitė ir taip toliau ir panašiai. Tai štai šita tema, kurią aš šiandieną nutariau jums papasakoti, buvo tikrai rasta grupėje, kur berods mergina sako, aš turiu va tokį fotoaparatą, tai yra veidrodinis skaitmeninis, ir kokios funkcijos arba kaip man jį nustatyti, kad nebūtų tokios tamsios nuotraukos fotografuojant saulėlydį. Saulėlydis tai yra iš tikrųjų gražus gamtos reiškinys, kurį daug kas nori fotografuoti, ypač būnant pajūry. Pažiūrėkit, pilna nuotraukų su saulėlydžiu. Jeigu tik jisai būna geras ir gražus, gražiai saulytį leidžiasi, tai iš tiesų pilna ten palangojant tiltų žmonių, visi sėdi, stebi, laukia. Tai iš tiesų nuostabu, nes iš tiesų gražu. Bet kai padarom nuotraukas, ką mes pamatom? Mes matom, kad žmogaus veidas tamsus, o saulytė, duok Dieve, graži. Dabar sako, aš turiu tą aparatą, bet man taip neišeina. O mano draugė, draugas ar kažkas turi mobilų, nufotografuoja ir jam išeina ir ta nuotrauka graži, gaunasi visą kitą, gražios spalvos ir taip toliau ir panašiai. Taip, mes turim skirti šitos 2 dalykus, kur yra nenatūralu ir kur yra natūralu. Sakysite, koks skirtumas? Svarbu, kad gerai išeina, svarbu, kad graži. Taip, aš ir nesiginčiu ir aš nenoriu visą ginčytis. Kiekviena nuotrauka tavo, jinai graži. Net nebejoju, kai mes mokomės, niekada mokiniu nesakau, kad tu čia negražiai, blogai fotkini ir panašiai. Tokiu atveju mokinio rankos nusvirtų ir jis nenorėtų fotografuoti, jeigu tai pastoviai kartuoti. Todėl mes mokomės, todėl mes bandom padaryti kitaip, tam, kad suprasti, kaip galima padaryti natūraliai gražią nuotrauką fotografuojant saulėlydį. Taigi, dabar turbūt nuvilsiu, ne? Kad natūraliai nufotografuoti su fotoaparatu, ko gero jums nesigaus. Ir išsiaiškinkim, kodėl. Bet natūraliai nesigaus ne tame, kad nuotraukoje žmogus bus tamsus, o nesigaus dėl to, kad mes neturėsim detalumo. Greičiausiai, negreičiausiai taip ir yra paprastai, kai fotografuojam saulėlydį arba saulėtekį, kai, žodžiu, dar saulė žemai, horizonte, tai mes matom saulę gražiai. Pirminį viskas ten, kas yra detaliai pradirbta, o žmogus tai yra šešėlė, jo veidas yra tamsus. Bet tai nėra blogai, ypač jeigu mes fotografuojam ir norim gauti gerą, gražų siluetą. Ir pagalvokit, ką tokiu atveju mes galim pasidaryti, fotografuodami porą, fotografuodami kažką tai savo
nežinau, vaikučius, ten kažką, žmoną, gal vyrą ar panašiai, kai mes sugalvom kokią nors įdomą kompoziciją. Pavyzdžiui, galbūt dukra, moteris ar kas, kokia baleto šokėja ir jinai kažkokią tai padaro pozą ir jūs nufotografuojate ir žmogus yra siluete ir visi jos kontūrai išryškėja, gražiai matosi. Įsivaizduokit, kaip du žmonės pora, ten įsimylėję, jie viens prieš kitą stovi ir aiškiai matosi siluetai. Ir aiškiai matosi, ar jie ten, žodžiu, lenkiasi viens link kito bučiuotis ar panašiai. Bet siluetas tame fone jisai yra labai gražus. Bet aišku, tada sakysim, vien tik siluetais mes negyvensim, nebūsim sotus, ar ne? Mums norisi ir gražių nuotraukų. Tai štai, mėlyje, kai mes norim tai padaryti natūraliai, norim ar nenorim, mes turėsim pašviesti. Tad ką reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes turime suprasti ir žinoti, kad jeigu mes norim gerų, gražių nuotraukų, mes turim būti tam pasiruošę. Galbūt turėti, nežinau, kažkokį prožektorių, kažkokią lempą, kuri turi būti pakankamai galinga. Vat, ir tam pasiruošimui mums reikia nušviesti žmogaus veidą, mums reikia pašviesti. Galima tai turbūt padaryti su ta blykste, kuri yra galbūt ant jūsų fotoaparato. Arba blykste pasimti išorinę. Dar geriau būtų, kad ta išorinė blykstė būtų ne ant fotoaparato, o su distanciniu laikyti rankoje arba ant kokio galbūt stovelio, kuri pašviestų šiek tiek iš šono. Ir štai jau mes tada gausim tą natūralų kadrą, kur gražiai gaunasi fone saulė ir žmogus apšviestas. Tai sakysi, bet tai kaip, tai padaryti, tai kiek problemų, kai su mobiliu paimi ir padarai. Taip, su mobiliu paimi ir padarai, bet tai yra nenatūralu. Didžiąją dalį darbo, to grožio padaro galbūt dirbtinis intelektas jūsų mobiliajame. Kai jisai nufotografuoja daug kadrų ir juos sudeda vieną ant kito, net padaro tokį sumuštinį nuo tamsiausio iki šviesiausio. Ir kai sudeda sumuštinį, tai reiškia ten, kur yra tamsios vietos, šviesesnis kadras jį pašviesina tas vietas, o kur yra šviesios vietos, tamsiausias kadras jį patamsina. Todėl ir gaunasi nuotrauka, atrodo viskas detalu ir žmogaus veidas matosi ir matosi, kas yra fone saulėlydis. Dabar, jeigu daryt natūraliai, mes suprantam, kaip tai atsitinka ir kodėl tas veidas tamsus. Pabandyk atsistoti prieš saulę atmerktom akim, ne? Kaip sako, jis iššiepęs, akis atmerktus ir štai tu žiūri į saulę. Pabandyk, kiek tu žiūrėsi į saulę. Aišku, negalėsi žiūrėti, todėl kad ta saulė tavo akis greičiausiai išdegins. Gerai, imkim ne saulę, o imkim kokį nors prožektorių. Ir pabandykim pašviesti žmogui į akis, kas atsitiks. Aišku, ar žiūrint į saulę, ar žiūrint į prožektorių, į kažkokią lempą, žmogaus akis prisimerkia, užsimerkia natūraliai. Taip veikia ir fotoaparatas. Ta šviesa, ta saulė arba fotografuojant žmogų prieš langą, visada fotoaparatas nori užsidaryti, užsimerkti. Taigi, žiūrint į šviesą, visą laiką bus veidas tamsoje, tai yra šešėlį. Taip pat dažnai fotografuojama, nepagalvojant apie tai, kad didžiulė dalis šviesos mums iš priekio, mes fotografuojam žmogų, tarkim, prieš langą. Ir gaunasi grinai ta pati situacija. Kaip mes galėtume įsigelbėti, tai vienas iš tų, kad mes galim pasimti papildomą šviesą ir tai gautųsi natūralu. Paskui kiti dalykai, kuriuos mes galim padaryti jau manipuliuojant, tai kažkas panašaus, kaip kad automatiškai padaro jūsų mobilus. Tai yra štai tokios funkcijos, kaip galbūt girdėjot HDR arba breketingas. Tai labai panašios iš esmės funkcijos, kurių pagalba mes galime būtent taip pat padaryti, fotografuojant daug kadrų ir tada galbūt Photoshopo programa, jos pagalba sudėti tuos kadrus vienas ant kito. Ir tada dažnai persistengiama ir būna per daug
paredaguojama ir matosi nuotrauka tokia lyg jau su kažkokiu piešimu. Nėra to natūralumo. Bet kai mes dirbam su šviesa tai yra saulės mum fone, šviesa, kurią mes galbūt turim su savimi ir pašviečiam į žmogų, tai nuotraukos pačios natūraliausios ir dažniausiai jos pačios gražiausios būna. Tai yra tikriausios galbūt. Mano tikslas turbūt šios temos, šios pamokos, kad mokiniai suprastų tą natūralumą. Kaip sakiau, taip, gali būti žmonėm, kurie sako, bet man jinai svarbi, nesuk savo galvos, ką ten dabar daryti ir panašiai. Kai tuo tarpu su mobiliu mes padarom gan greitai, paprastai ir gražiai, ar ne? Esmė supratime. Kai tu supranti ir žinai, kaip tai veikia, tu vis tiek norėsi anksčiau ir vėliau padaryti tai natūraliai. Galbūt tu turėsi daugiau laiko, galbūt kažkas tau pasiūlys ir tu jau žinosi, kaip tai galima padaryti, kad vaizdas būtų kiek įmanoma natūralesnis. Tai yra taip, kaip iš tikrųjų, galima sakyti, gamtoj daroma, pašviečiama. Galbūt ir su papildoma šviesa, dirbtina šviesa pašviečiama, bet tai yra natūralu, šviesa šviečia, o ne programa apdirba. Ir tai yra iš tikrųjų labai įdomu, kai pradedi tu suprasti, kaip tai veikia. Dabar turbūt, aišku, bet pabaigoje kyla klausimas, o iš tikrųjų, kaip tai daryti, kad būtų viskas labai gražu. Mes turim atsakyti savo į klausimą, ko mes norim. Ar mes norim, kad būtų portretas ryškus, o fonas susilies, ar mes norim, kad viskas būtų ryškus ir portretas, ir fonas. Taigi, čia jau dirbama yra su diafragma. Aišku, dažniausiai peizažas, saulėlydis, saulėtekis, visai gražu, kai viskas ryšku ir jeigu mes žmogų fotografuojam, tai kad būtų ir žmogus ryškus ir fone esantis saulėlydis. Tokiu atveju mes nenorim, turėsim fotografuoti greičiausiai su platesnio kampo objektyvu. Kitu atveju, jeigu fotografuosim, pavyzdžiui, kokį 50 mm, tai mes turim stipriai uždaryti diafragmą tam, kad ryškumo gylis padidėtų. Tai yra, kad būtų ryškus ir žmogus, ir fonas. Ir va štai čia ir priklauso nuo to, ko mes norim. Ko mes norim, ar kad fonas nors šiek tiek lietųsi ar ne. Kuo mes daugiau uždarysim diafragmą, rezultate saulės diskas gali būti atrodys su tokiais ryškiais kraštais. Ir jeigu diafragma per daug atvira, tai saulės diskas gali būti bus susilies. Štai klausimas vis laik savyje, ko mes norim, kad gauti. Ir štai, kai mes tai nustatėm, tarkim, diafragmą uždarėm gerokai stipriau, o tai vyksta bandymo keliu, galima vieną kadrą padaryti uždarytą su vienokiu skaičiu, antrą kadrą padaryti su daugiau uždarytą diafragmą, trečią dar daugiau uždarytą ir taip toliau ir panašiai. Išbandyti ir žiūrėti rezultatą. Tai nustačius, mes tada, kaip sakiau, jeigu tik turim galimybę pašviest modelį, objektą, tai tokiu atveju mes gausim nuotrauką tą, kuri mums yra labai svarbi, graži, pašviesta. Ir tokios nuotraukos labiau visą laiką tiks fotografuoti šventėm. Nes su mobiliu bijau, kad netiks klientui jūsų nuotraukos. Todėl mums yra svarbu išmokti ir suprasti, kaip tai vyksta. Tikiuosi, mėlyje, aiškiai paaiškinau, aiškiai daviau supratimą, kad turint tokį fotoaparatą, veidrodinį skaitmeninį, natūraliai nuotrauka nesigaus detali. Turime, kad būtų veidas matomas, visą laiką gaus veidas šešėlyje. Bet už tai turėsit labai gražų foną ir gražius siluetus. Ta turėkit omeny, kad tam, kad gautųsi gerai ir pradirbta nuotrauka, mums būtinai reikia turėti su kuo pašviesti. Tai štai, mėlyje, kas nori daugiau išmoktas, mane galima mokytis dviem būdais. Savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai net 10 temų video formate, kurį tu įsigijęs, gali mokytis pats savo savarankiškai. Būnant kelionė, būnant kur nori. Svarbiausia, turėk fotoaparatą šalia, žiūrėk per planšetę, žiūrėk per kompiuterį, galbūt per mobilų ir daryk, kas tau sakoma. Taip išmoksi fotografuoti gerai, taip išmoksi fotografuoti
kad tavo nuotraukos būtų gražios, detalios. Ir štai antras būdas mokytis, tai yra individualiai, kai mes mokomės tik tai tu ir aš, dviesi. Visi profesionalūs patarimai yra tau duodami, visi klausimai atsakomi būtent tau vienam. Tai yra visai kitas lygis, kai mes norim mokytis profesionaliai. Tikrai didžioji dalis mano mokinių fotografuoja pakankamai jau profesionaliai, dirba ir uždirba papildomas pajamas, pas kažką jau yra tapę pajamos pagrindinės, nes fotografuoja šventes. Tai yra labai smagu matyti, kai mokiniai iš tikrųjų pasineria fotografiją, jie daro, jie supranta, kad kuo tu daugiau dirbsi, kuo tu daugiau praktikuosis, kuo daugiau atsiras klientų, atsiras tokios praktinės įgūdžių, tuo nuotraukos visąlaik gerės. Ir aišku, tada klientai daugėja, klientų atsiranda vis daugiau ir tavo uždarbis didesnis. Todėl labai verta mokytis, verta supratimo daugiau gaut fotografijoje, kad tu galėtum galbūt darbuotis, suprast. Tai štai individualūs mokymai jau visai kitas lygis, todėl kreipkitės ir išmoksite. Nuorodos yra po šiuo video, būtinai pasižiūrėkite, išsiaiškite, kas jums geriau, savarankiškai mokytis ar individualiai. Ir kągi, pabaigai kaip visada. Laikas riebus, pirštas į viršų didysis. Prenumeruoti, toliau paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Komentarai man yra labai svarbus. Nepatingėkit, būtinai parašykit, užduokit naujų temų. Tai iš tikrųjų, bet kokias toks atrodo mažas klausimėlis, jį galima išgvildent, kad žmogui paaiškit, kaip tai vyksta ir ką galima pakeisti, ką galima pagerinti. Tas labai smagu, labai gerai. Ir ką, mėlyje, atsisveikinsiu iki kito karto, iki sekančio video. Visiems sėkmės ir labai gerų nuotraukų.